Sveiki visi, kurie domitės sveikatos paslaugomis Joniškio ligoninėje. Esu gydytojas Gedvinas, įstaigos vadovas ir sveikinuosi su jumis iš vieno iš mūsų stacionaro padalinių, kuriame aušta dar vienas gražus rytas. Noriu pasidalinti, paviešinti šiek tiek informacijos apie slaugos paslaugą, kuris sulaukia vis daugiau dėmesio ne tik iš Joniškio rajono, bet ir iš kitų Šiaulių regiono gyventojų. Taigi, Joniškio ligoninėje slaugos paslauga jau dabar yra aukštam lygyje ir tikrai jinai bus vystoma toliau, tai yra viena iš mūsų ateities perspektyvų. Mes čia turime puikią gydytojų komandą, kuri atliepia į pacientų medicininius poreikius. Mūsų nuostabūs slaugytojų padėjėjai užtikrina aukščiausią slaugos paslaugų kokybę. Mes turime kineziterapeutus čia dirbančius, masažuotojus, kurie padeda žmonėms kiek įmanoma išlaikyti savarankiškumą ar atstatyti mobilumą. Taip pat yra psichologas ir socialinis darbuotojas, kuris padeda ne tik pacientams, bet ir jų artimiesiems įveikti savo sričių iššūkius. Kiekvieną dieną čia dirba skubiosios medicinos gydytojai, yra atliekami išplėstiniai laboratoriniai tyrimai. Čia mes turime rentgeną, kompiuterinės tomografijos aparatą, taigi jeigu pablogėja būklė, mes galime ją diagnozuoti ir priimti atitinkamus sprendimus čia pat vietoje. Jeigu reikia lašinti, pavyzdžiui, kraują, tai mes galime padaryti lygiai taip pat vietoje, niekur nevežant paciento dienos stacionaro sąlygomis. Kiekvieną darbo dieną dirba dienos chirurgijos tarnyba, kuri gali padėti žmonėms, jeigu atsiranda poreikis įvesti gastrostominį vamzdelį ar panašiai. Taip pat yra prieinami endoskopiniai skrandžio ir žarnyno tyrimai. Taigi šios priežastys, šios paslaugų kompleksas yra priežastis, dėl ko verta rinktis slaugos paslaugą būtent Joniškio ligoninėje. Jeigu turite daugiau klausimų, jeigu norite užsiregistruoti šiai paslaugai, kviečiu teirautis, skambinti žemiau nurodytais telefonais. Ačiū visiems, likime sveiki.